Pasaulyje yra vietų, kurios atrodo kaip iš kitos planetos ar už mūsų suvokimo ar žodžio normalų ribų. Šiandien mes aplankysime keisčiausias vietas Žemėje. Vietas, kurios gali pasirodyti netikėtos ar išgalvotos, bet iš tikrųjų yra realios ir egzistuoja. Ežeras esantis Kanados Okanagano slėnyje šiltuoju metų laiku ima garuoti. Taip atsiveria neįprastas vaizdas - šimtai didžiulių sūrių baseinėlių, kraštovaizdį dengiančių geltonais, žaliais ir mėlynais taškais. Kanadiečiai jį praminė dėmėtuoju ežeru – Spotted Lake, neva tai yra magiškiausia vieta Kanadoje. Spalvingi baseinėliai susidaro dėl itin didelės mineralų koncentracijos, vandenyje gausu kalcio, natrio ir magnio sulfatų. Mineralai bei įvairios druskos į ežerą suteka iš aplinkinių kalvų. Okanagano čiabuviai šį ežerą šventu laikė jau daugelį amžių. Jie tikėjo, kad kiekvienas skirtingas apskritimas turi savitų gydomųjų savybių. Pirmojo pasaulinio karo metu iš ežero išgaunami mineralai buvo naudojami šaudmenų gamybai. Darbininkai kasdien išgaudavo net iki 1 tonos druskos. Pasakojama, kad iki karo ežeras buvo dar įspūdingesnis ir spalvingesnis. Aukštai Indijos Himalajuose sniegu padengtame slėnyje tyvuliuoja vienas paslaptingiausių ežerų pasaulyje – Rupkundo ežeras, dar vadinamas Skeletų ežeru. Maždaug 5 km aukštyje virš jūros lygio po stačiais Trisul kalno šlaitais, po ledu ir aplink krantus yra išsibarstę šimtų žmonių palaikai. Šią šiurpią vietą 1942 metais aptiko Britų miškų prižiūrėtojas. Vieną pavasarį ledui aptirpus jis rado iš po sniego išnirusius žmogaus kaulus, kaukolės ir ant kai kurių vis dar išsilaikiusius audinius bei plaukus. Iki šiol čia rasta maždaug 600–800 žmonių palaikų. Dešimtmečius mokslininkai bandė atsakyti, kas buvo šie žmonės, kaip jie mirė ir kodėl tiek daug kūnų atsidūrė tokioje vietoje. Ilgą laiką buvo manoma, kad visi jie žuvo per vieną katastrofą maždaug 9 amžiuje. Viena legenda pasakoja apie Indijos karalių, jo žmoną ir palydą, kurios pražudė pūga kelionės per kalnus metu. Kita teorija teigia, kad tai galėjo būti 19 amžiaus Indijos kareiviai, bandę grįžti po nesėkmingo žygio į Tibetą. Vietiniai gyventojai turi ir dar vieną paaiškinimą. Liaudies dainuose pasakojama, kad deivė Nanda Devi pasiuntė geležinius krušos akmenis, kurie mirtinai užklupo piligrimus. Ir iš tiesų ant kai kurių kaukolių aptikti keisti sužalojimai leido manyti, kad kai kurie žmonės galėjo žūti nuo milžiniškos krušos. Tai buvo kalnų takas be pastogės, o iš dangaus krentantys ledo gabalai galėjo būti kieti tarsi akmenys. Tačiau naujausi genetiniai tyrimai viską dar labiau supainiojo. 5 metus trukęs tarptautinis mokslinis tyrimas parodė, kad ežere gulintys žmonės mirė ne vienu metu. Kai kurie palaikai yra net 1200 metų senumo, o tarp skirtingų žmonių grupių mirties gali būti net 1000 metų skirtumas. Dar keisčiau, dalis žmonių genetiškai buvo artimi dabartiniams Pietų Azijos gyventojams, tačiau kita grupė pasirodė esanti susijusi su rytinės Viduržemio jūros regiono žmonėmis, ypač Kretos salos Graikijoje. Kaip žmonės iš Viduržemio regiono atsidūrė atokiame Himalajų ežere? Ar jie buvo keliautojai, piligrimai, o gal jų palikuonys jau seniai gyveno Indijoje? Kol kas aiškių atsakymų nėra. Mokslininkai taip pat čia nerado nei ginklų, nei prekybos daiktų, nei ligų pėdsakų, kurie paaiškintų masinės mirtis. Ežeras nėra prie senųjų prekybos kelių, todėl ši vieta atrodo dar paslaptingesnė. Vienintelė logiška užuomina – netoliese vykdavusios piligriminės kelionės į šventus kalnus. Rupkundo ežeras šiandien atrodo tarsi sustingęs laiko kapsulėje. Himalajų tyla, ledinis vanduo ir po sniegu slypinčios kaukolės sukuria jausmą, kad ši vieta saugo istoriją, kurios žmonija dar iki galo nesuprato. Prie Radbuzos upės Čekijoje ilgą laiką stovėjo viena keisčiausių ir paslaptingiausių regiono vietų. Nedidelė medinė trobelė pastatyta tiesiai ant seno tilto kolonos vidury vandens. Iš tolo jie atrodė tarsi iš pasakos. Vieni ją vadino raganos nameliu, kiti slapta atsiskyrėlio buveinę.
Šis neįprastas statinys atsirado apie 1993 metus, kai jaunųjų turistų klubo nariai čia rengdavo vasaros stovyklas. Trobelę jie pastatė savo rankomis. Netrukus troba virto turistų traukos centru. Kiekvieną savaitgalį čia atvykdavo dešimtys, o kartais net šimtais smalsuolių, norinčių pamatyti šį neįtikėtiną statinį. Tačiau dideli lankytojų srautai pradėjo niokoti kelią, vedantį prie upės, o vietovė tapo neprižiūrėta. Galiausiai buvo nuspręsta trobelę pašalinti, nes toje vietoje planuota statyti naują dviračių tiltą. Galiausiai trobelė buvo panaudota režisieriaus Tomašo Klaino filme Sensitive Person filmavimui. Specialiai dėl vienos scenos ji buvo padegta, o liepsnose skęstantis namelis ant vienišos kolonos tapo paskutiniu įspūdingu jos reginiu. Taip išnyko viena keisčiausių Čekijos vietų. Troba, kuri lyg niekad ir neturėjo praktinės paskirties, tačiau daugelį metų žadino žmonių vaizduotę ir atrodė lyg kažkas, ko realiame pasaulyje net neturėtų būti. Vienas rečiausių reginių pasaulyje – Kinijos Pandzino raudonasis paplūdimys. Jis yra milžiniškoje pelkėje prie Liao upės. Šis 132 km2 pakrantės gamtos rezervatas yra daugiau nei 260 paukščių rūšių ir beveik 400 kitų gyvūnų rūšių namai. Sodri raudona spalva atsiranda dėl augalų vadinamų druskėmis. Suoeda salsa rūšis yra viena rečiausių pasaulyje, nes dauguma druskių augalų paprastai spalvos nekeičia. Tačiau šis pavasarį ir vasarą nusidažo ryškiai žalia spalva, o nuo rugpjūčio iki spalio tampa skaisčiai raudonas. Artėjant žiemai spalva pereina į violetinę, kol augalas galiausiai nunyksta. Šią neįprastą cheminę reakciją lemia pelkės vieta prie jūros pakrantės, kur dirvožemis yra itin sūrus ir šarmingas. Kinijos valdžia griežtai saugo šį paplūdimį. Lankytojams jis uždarytas, išskyrus vieną zoną su 2 km ilgio apžvalgos taku. Druskių yra ir Lietuvoje, tik kiek kitokių. Jos auga smiltynėje ir yra įrašytos į raudonąją knygą. Salsola kali yra nykstanti rūšis, todėl kiekvienam lietuviui vasarą vykstančiam į paplūdimį verta tai atsiminti. Kalifornijoje esantis stiklo paplūdimys yra labai neįprastas vaizdas. Turbūt daugelis prie jūros yra rankioje ant kranto išmestus ir apšlifuotus stikliukus, bet šiame paplūdimyje jie dengia visą pakrantę. Šie spalvoti stikliukai dėl savo įspūdingo sukuriamo vaizdo traukia turistus iš viso pasaulio. Tačiau jie čia atsirado visai neromantiškai. Dar 20-ojo amžiaus pradžioje netoli Fort Brago miesto žmonės čia tiesiog vertė šiukšles į vandenyną. Į jūrą keliaudavo viskas – seni buitiniai prietaisai, stiklainiai, buteliai, skardinės ir įvairios atliekos. Visa tai buvo sustabdyta tik apie 1960 metus, bet ši pakrantė jau buvo virtusi milžinišku sąvartynu. Tačiau ramusis vandenynas per dešimtmečius atliko tai, ko žmonės nesugebėjo. Nuolatinės bangos daužė stiklą, gludino aštrias šukes ir pamažu pavertė jas mažais lygiais spalvingais akmenėliais. Žalia, mėlyna, gintarinė ir skaidri stiklo mozaika šiandien dengia pakrantę ir saulėje žėri kaip paplūdimys iš pasakų. Ironiška, tačiau dabar čia yra visai kita problema, kurią vis vien sukelia žmonės. Lankytojai nuolat pasiima stiklo akmenėlius kaip suvenyrus, todėl šio ypatingo paplūdimio nuolat mažėja. Vieta, kuri atsirado dėl žmogaus taršos, dabar nyksta dėl žmogaus susižavėjimo. Šios vietos pavadinimas skamba kaip iš fantastinio filmo apie ateivius – Didžiojo Green Riverio tarpgalaktinis kosmodromas. Tai Jungtinėse Amerikos valstijose esantis nedidelis viešas žvyro oro takas, esantis ant kalvos maždaug už 8 km į pietus nuo Green Riverio miestelio Vajominge. Aerodromas buvo atidarytas 1963 metais ir iš pirmo žvilgsnio čia nėra nieko ypatingo, jokio terminalo, bokšto ar net pastatų. Šis 1,7 km ilgio žvyro kilimo ir tupimo takas driekiasi 160 hektarų teritorijoje, daugiau nei 2 km aukštyje virš jūros lygio. Čia nėra darbuotojų, degalinių ar techninės bazės, tik vėjarodis ir atvira dykynė. Per metus čia atliekama vos keli šimtai bendrosios aviacijos skrydžių, o nuolatinių orlaivių žinoma nėra.
94 metais Green Riverio miesto taryba oficialiai paskelbė šį aerodromą tarp galaktinių kosmodromų. Nutarime buvo teigiama, kad jis skirtas Jupiterio gyventojams, kurie galėtų ieškoti prieglobsčio Žemėje, jei jų planetai grėstų kometų ar meteoritų susidūrimai. Tai buvo reakcija į tuo metu pasaulį prikaušiusį Shoemaker-Levy 9 kometos susidūrimą su Jupiteriu. Nors visa idėja buvo pokštas, pavadinimas prigijo ir tapo vietos legenda. Turkmenistano Karakumų dykumoje jau daugiau nei 50 metų be perstojo dega krateris, kuris buvo pramintas Pragaro vartais. Krateris susiformavo 1971-aisiais, kai sovietų geologai gręžinio metu netyčia griovė požeminę gamtinių dujų ertmę. Bijodami, kad į aplinką pasklis nuodingos dujos, jie ją padegė, tikėdamiesi, kad ugnis greitai užges. Tačiau planas nepavyko ir krateris dega iki šiol. Bet viskam yra pabaiga ir ši keista vieta ilgai turistų nebepritraukinės. Mokslininkai neseniai paskelbė, kad kraterio liepsnos pagaliau pradeda silpti. Nustatyta, kad ugnies intensyvumas sumažėjo beveik 3 kartus. Dar pravardžiuojamos velnio duobės skersmuo siekia maždaug 70 metrų, o gylis apie 30. Krateris yra Karakumų dykumoje, maždaug 260 km į šiaurę nuo Turkmenistano sostinės Ašchabado. Dar viena įdomybė apie šį kraterį yra ta, kad tarp išdegusios žemės ir sieros garų čia veisiasi gyvybė, čia gyvena vorai. Net kelios vorų rūšys pina savo tinklus pavojingai arti kraterio krašto, kur žemės paviršiaus temperatūra gali viršyti net 50 laipsnių Celsijaus. Jiems čia pilna laimikio, mat nuolatinė kraterio šviesa veikia tarsi milžiniški spąstai. Naktį ji privilioja skraidančius vabzdžius ir suteikia užtikrintą prasimaitinimo šaltinį. Dieną dauguma čia gyvenančių vorų slepiasi po akmenimis arba urveliuose, o sutemus išlenda medžioti. Ačiū, kad žiūrėjote. O kuri vieta jūs nustebino labiausiai? Galbūt kažkurioje net esate buvę? Pasidalinkite komentaruose. Dėkoju Contribui rėmėjams ir tiems, kurie prenumeruoja mano kanalą. Nepamirškite to padaryti. Iki kito karto.